pasakyti, žinai, žmonės jūs supranta, apie ką aš kalbėjote kalbėjau. Ačiū. su Svaru apie tos žmonės, Žiūrėkit, ponia Rūta, jūs pasižiūrėkit nes laidą. žiūrėjau, specialiai žiūrėjau. Leiskite- Tai atsiprašau, jūs leiskite- nenorite Milda, visuomenės. jūs atsiprašykit už savo melus, tada aš su jumis susitiksiu Paminėkit, mielai pasikalbėti. žmonės. Visus. Jeigu paminėkit nors vieną, iš karto atsiprašau. Tada jūs Pavyzdžiui, jūs atsiprašykit. sakėte, kad krašto apsaugos sistemoje pinigai yra nepanaudoti ir dingi. Tai yra absurdas, ne. Tai nesąmonės kalba. Seimo nariai Visi žino, sako, kad tai yra kad nesąmonė. įslaptintoje audito Tai visi Seimo nariai arba kvailiai, arba yra- melagiai, kadangi tai pinigai yra, kai jie yra lieka nepanaudoti biudžete, jie nukreipiami į kitas linijas, kur galima užsitikti, pavyzdžiui, municijos per NATO Kodėl auditas programą. sako, kad jūs ištaškit pinigų per trumpą laiką labai didelį. Mėla Rūta, auditas įspūdingą iš viso sumą. apie pinigus tai nieko nekalba, todėl man labai keista, kad jūs remiatės gandais, bet jums turbūt tai patinka. Tai toliau tęskite jūs. Tai čia ne aš melavau, čia Seimo nariai, tai jūs galėtumėte dabar jo atsiprašyti. Aš jūs labai kažkada laikiau rimta žurnalistė dėja, bet dabar jūs netikrina nei faktų, remiantis Kokių melų. dar? Tai viskas pasakiau, Dėl ką audito norėjau. jau pasiaiškinti. Taip. Ne? Ačiū. Atsiprašyti nėra. Mylėjai.